Nacionalinio saugumo auditai neabejotinas valstybės kontrolės prioritetas. Įvertinome gynybos finansų valdymo ir viešųjų pirkimų architektūrą. Abi sistemos veikia patikimai, tačiau jų efektyvumą būtina pritaikyti nūdienos geopolitiniai situacijai. Vaizdžiai kalbant, šiandieną galima palyginti su Dakaro raliu. Dalyvaujame aukščiausios rizikos lenktynėse, tačiau į jas atvykome su patikimu Passat automobiliu. Asfaltuotame kelyje jis yra geras, bet bekelės iššūkiams tiesiog netinka. Mūsų tikslas – persėsti į transportą suprojektuotą šiandieninėms greičio lenktynėms už mūsų saugumą. Sistema pasitikime, bet ją būtina tobulinti. Biudžetas vis dar išskaidytas į 9 programas. Vien pernai sistemos viduje teko perskirstyti apie 440 milijonų eurų. Siūlome pereiti prie 3 programų modelio. Tai turėtų mažinti vidinę biurokratiją. Turime jau dabar patvirtinti greitesnius procesus mobilizacijos ar karo metui. Dabartinė 19 etapų biudžeto procedūra krizės atveju būtų tiesiog per lėta. Būtina sustiprinti orientaciją į rezultatą. Finansinis rodiklis pats savaime nešaudo ir negina. Turime matyti ne tik išleistus pinigus, bet ir sukurtus pajėgumus. Pavyzdžiui, kaip pakilo kovinė parengtis skyrus papildomus 500 milijardo eurų. Vadinasi, mums reikalingi konsoliduoti pajėgumų ar modernizacijos pažangą parodantis rodikliai. Reikalingas tolygus lėšų panaudojimas. Metinis pinigų panaudojimo tempas krenta. Likus vos 1/4, trečdalis visų gynybos milijonų lieka neišleisti. Tai kelia tiesioginę riziką skubotiems pirkimams metų pabaigoje. Viešųjų pirkimų sistemai reikšmingai trūksta pajėgumų, kompetencijų ir stebėsenos. Nustatėme, kad krašto apsaugos pirkimų grandyje trūksta net 19% reikalingų specialistų. Įvertinus 36 rizikingiausius pirkimus, daugiausia trūkumų užfiksavome pradinėme pasirengimo ir inicijavimo etape. Ir svarbiausia žinutė ateičiai mums visiems. Sudėtingi projektai ir įsipareigojimai NATO reiškia, kad aukštas finansavimo lygis bus būtinas ir po 30 metų. Todėl jau šiandien privalome tobulinti šias sistemas, kad jos būtų lankščios, efektyvios, o sprendimai grįsti duomenimis ir atsakomybė.